Sveiki, mėlyje klausytojai. Šiandien pasijungimas bus skirtas tema apie investavimą, spekulacijas visiems besidomintiem apie investavimą, apie galimybę savo uždirbtus arba staupytus pinigus investuoti, kad ateityje jų būtų dar daugiau. Ir prie ko čia aš? Prie ko čia aš? Tai ta proga, kad rytoj jau pradedu naują online kursą apie investavimą, spekulacijas, kuris užtrunka vienas ciklas apie 2 mėnesius. Vėliau pertrauką galima vėl jungti su kitom grupėm iš naujo ir tęsti nors ir metus arba du visą mokymų ciklą, kitaip tariant, pabūti studentais studijuojant akcijų rinką. Ir pagrindiniai dalykai ir klausimai kylantis tai yra lūkesčiai, ne? Ko aš galiu tikėtis, vad noriu, dabar turiu pinigų, X sumą, ne? Tai pradėta X sumą, turiu pinigų 1 000 eurų, ką man su jais daryti? Ir tas klausimas yra labai labai paviršutiniškas, kuris labai vargiai turės teisingą atsakymą apie tai, kaip elgtis su pinigais. Tai yra, jeigu jūs turite 1 000 eurų skirtą tiesiog vat, pasižaidimui, labai maža tikimybė, kad domins įmonės tokios kaip Google, Microsoftas, Apple, Berkshire, Amazonai ir panašiai, tuomet žmogus jau pradeda labiau domėtis įdomesniem akcijom, rizikingesniem. Ir ką reiškia dabar rizikingesniem akcijom, tai yra įmonės, kurios yra mažesnės kapitalizacijos, galbūt dar neuždirbinėja pinigų, yra pigios, yra kažkiek ant jų padaryta marketingo ir išpūstų burbulų, kad va čia yra populiari įmonė ir noras pataikyti į pampą. Pavyzdžiai į tokius pampus, pavyzdžiui, yra Big Bear. Ne? Big Bear tai yra įmonė, kuri dirba su dirbtiniu intelektu, daro sutartis, pavyzdžiui, dabar su oro uostais, kad ateinate į oro uostus ir nereikia jums nieko išsitraukti, išmaniųjų ar ten savo bilietų, apie popierinius bilietus jau turbūt apskritai yra praeities dalykai. Ir nuskenuoja veidą ir eini, ne, nuskenuoja veidą ir eini, kaip ir atrodo, nu, kaip ir logiška, faina idėja, bet žiūri įmonė, jinai visiškai pinigų neuždirba ir yra apie nieką. Žiūri tokią įmonę Rocket Lab. Rocket Lab tai yra įmonė, kuri yra SpaceX'o konkurentas. SpaceX'as yra sukūręs daug jau gerų dalykų, raketos skrenda, nusileidžia ant žemės, SpaceX'as uždirba pinigus, bet įkuria Rocket Lab, tai yra konkurentė, kad būtų nepriklausoma Amerika nuo vieno kažkokio didelio ten raketų ir palydovų skraidintojų į kosmosą, ir Rocket Labas važiuoja į viršų 1000%, nors jisai pinigų neuždirba. Ir kai yra tie klausimai, ar verta ar neverta investuoti įmonės, ar va čia šitą įmonę verta dėmesio ar ne, yra labai svarbus, fundamentalūs tokie baziniai dalykai, kodėl mes investuojam į vieną ar kitą įmonę. Ir jeigu mes investuojam į lūkestinės įmonės, tiesiog vat, norime papramogauti ir pažaisti žaidimą, ne? Žaidimą, kuris vadinasi pirk saldainį už brangiai, bet parduok tą saldainį dar brangiau. Ir tas, kuris nusiperka dar brangiau iš jūsų, jisai perka dėl to, nes tikisi dar kitam dar parduoti brangiau. Ir apie jokią vertę net negalima kalbėti, kai įmonė yra per savaitę arba per pusantros arba per 2 savaitės praprekiaujamas visas flautas, tai yra visas esamas akcijų kiekis, kuris yra kompanijoje, praprekiaujamas per savaitę 2, tai yra va taip vadinamas praplaunamos akcijos. Tai tokio įmonėje apie jokius fundamentinius rodiklius ar apie kažkokią tai, kad jinai yra tvirta įmonė, uždirba pinigus, net neverta apie ją diskutuoti. Tai yra vat, žaidimas, tai yra absoliutų žaidimas ir akcijų rinkoje įmonė yra tiesiog įrankis vat, su juo pasižaisti. Ir ar tai verta žaisti ar ne, tai kodėlgi ne, jeigu uždirbi pinigų.
Bet kalbėti, kad aš investuoju į gerą įmonę, kad jinai ten kažką tai gero daro, nieko jinai gero nedaro, įmonė nieko gero nedaro, kol neuždirba pinigų. Pagrindinis dalykas yra teisingai būtina suprasti, kad jeigu yra investuojama, investuojama yra į verslus, ne? Kas yra verslas? Verslas visų pirma turi uždirbti pinigų. Ir jeigu mes bandome kažką tai sakyti, kad va čia įmonė PE rodikliai, price to sales, price to earnings, ten įmonė kiek uždirba pinigų ir panašiai. Tokia įmonė turi turėti mažiausiai 15-20 metų istoriją, kad mes galėtumėm joje nagrinėti fundamentą, finansus ir panašiai. Amerikoje 10-15 metų vidurkis 80-90% įmonių yra paremtos apskritai ant augimo, kad jos yra įkuriamos, daromos, tai yra plėtra, pajamos, 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 bet išlaidos dar didesnės ir taip sukama įmonė yra vis į didesnį apyvartumą, didesnį klientų skaičių, didesnį ten paplitimą po pasaulį, jeigu taip tvarkingai kalbėti. Ir čia jau įmonių finansai yra ne prie ko. Tai va, ir kai ateinate investuoti, labai svarbu yra susidėti lūkesčius, ko apskritai yra norima. Ir kai kalbame apie saugias investicijas, apie rizikingas investicijas, apie dividendinės investicijas, tai kas yra saugios investicijos? Visų pirma, tai yra investavimas į verslus investavimas, kurie uždirba pinigus. Tai jau yra pirmas kriterijus. Antras kriterijus S&P 500 indeksas. S&P 500 indeksas tai yra 500 galingiausių Amerikos kompanijų. Ir jeigu investuoti į 500 galingiausių Amerikos kompanijų, tai reiškia, kad patektų įmonė į S&P 500, jinai šiai dienai turi turėti kapitalizaciją minimum 20 milijardų dolerių, mažiausiai 4 ketvirčius uždirbinėti pinigus ir pelnas bei pajamos 4 ketvirčius, kai jau pradeda uždirbinėti pinigus, turi būti vis didėjantis. Ir galim sakyti, į S&P 500 patenka tik tais geros įmonės. Kiek dabar šiai dienai yra S&P 500 pelningų ir nuostolingų įmonių? Apie 465 įmonės yra pelningos, 35 nuostolingos. Ką tai reiškia procentiniu atžvilgiu? Tai kad apie plus 7-8 procentai yra nuostolingos įmonės. Tai yra labai mažas procentas ir mes, pavyzdžiui, dabar sakau 7-8 procentai. Ir ką tas procentas duoda, jisai kaip ir nieko neduoda, jeigu mes nelyginam jo. Su niekom neturim palyginti. Tai jeigu pradedam palyginti, įmonių yra 5500. Iš tų 5500 įmonių Amerikoje 2600 įmonių neuždirbinėja pinigų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad beveik pusė, arba ten tiksliau 45 procentai Amerikoje kotiruojamų įmonių neuždirbinėja pinigų. Ir kas iš to seka, tai kad labai yra gerai, kai yra daug pasirinkimo ir tuo pačiu yra labai daug galimybių prisipirkti niekam tikusių dalykų ir atrodytų, va čia pigiai kainuoja kokią nors akciją, nusiperku Blink Power, ten Blink Charging arba Plug Power už 95 procentus nuolaidą ir po pusmečio turiu nuolaidą dar papildomus 80 procentų. Arba tos pačius 90 procentų, arba galų gale bankrotas. Yra įmonių, kurios kainuojančios iki dolerio, tokių yra apie 500, tai yra apie 10 procentų rinkoje esančių kompanijų. Ir jeigu pasižiūrėtas iki dolerio esančias kompanijas, kas metus bendras portfelis, jeigu imti 500 įmonių, į jas visas po dolerį investuoti, po dolerį, aišku, iki dolerio žodžiu, po dolerį investuoti, tai mūsų tas krepšelis tikimybė visą laiką lūkesčių, ko galima tikėtis, tai tikėtis galima -80, -90 procentų metinio nuostolio. Tiesiog įmonės, kurios yra iki dolerio vadinami penny stocksai, jų likimas yra -80, -90 procentų kasmet ir apie 30 procentų jų bankrutuoja, tai mes einame prieš visiškas
tikimybės. Jeigu investuojame į įmonės iš S&P 500, nebūtinai patį indeksą, bet pavienės, ne įmonės, tai mūsų pataikymo statistika, tai yra statistika yra mūsų pusėje, nes indeksas ilgojo laikotarpiu, jeigu paimti 30-50 metų ir panašiai, tai yra generuoja apie 10% metinių palūkanų. Jeigu paimti pastarąjį dešimtmetį, tai gaunasi apie 15%. Tai mes jau bent turime kažkokius rėmus, kur galime remtis. Ir yra tokios įmonės kaip nu, yra įmonės, pavyzdžiui, net naftos įmonė ExxonMobil, kuri yra jau įkurta daugiau negu prieš 100 metų ir mes pasižiūrime į pajamas, į pelnus ir taip toliau, matom, tai yra tiesiog pinigų darimo mašina. Ką galima iš jos tikėtis, tai tiesiog gauti plius minus normalius dividendus, ten 4-5% ir ko galima tikėtis iš augimo, nu, didelio augimo mes nesitikėsim, bet kad jinai ir bankrutuotų, šansų yra mažai. Paimame įmonę, kuri yra paremta dar, nu, kaip ir lūkesčiais, augimo lūkesčiais, tai yra, pavyzdžiui, augimo įmonė, Sofi bankas. Sofi bankas jau yra įkurtas maždaug prieš 20 metų, bet tik tais prieš metus pradėjo uždirbti pirmosius pinigus, tai yra pirmąjį pelną. Ir Sofi bankas per pusmetį dabar yra išvažiavęs apie 350% į viršų. Tai yra augimo įmonė. Bet investuojant į tokią kaip Sofi, lygiai taip pat tu gali ir papulti ant 50-70% korekcijų. Ir taip toliau, ir taip toliau, daug yra įdomių dalykų, daug yra įdomių tokių supratimo, nu, bazinių dalykų, kur apskritai, vat, kad suprast, kas tas yra dividendinės įmonės. Pavyzdžiui, ten yra dividendinės įmonės, cigaretės elementariai, ne? Tai jeigu mes investuojam į tai, kas tvaru, ten švaru, žaliai ir panašiai, nu, tai aišku, visi McDonald'ai, ten Coca-Colos, cigaretės, British American Tobacco, Philip Morrisas, kaip ir tada neturėtų dominti, bet jeigu žiūrim tai kaip investicija, tai pasižiūri pajamos ir pajamos plius minus 10 metų yra pinigų darimo mašina, kuri uždirba apie 30-35 milijardus dolerių kasmet ir generuoja pajamas stabilės plius minus po 7-8 milijardus dolerių kasmet ir dividendų moka plius minus apie 8-9%. Tik aišku, dabar jau Philip Morrisas, British American Tobacco labai šauniai jas pavažiavusios po 50 ir daugiau procentų. Tai dividendai jau gaunasi apie 6%, bet kol buvo pigesnės, dividendų pajamingumas 8-9%, tai jau skaitomos yra, nu, stabilios įmonės. Ta prasme, verslas, ne, kuris ten, kad ir kaip ten norėtumėm, kad visi viską pradėtų sveikai daryti ir taip toliau, bet tiesiog yra statistika, ne, kad ten rūko kažkas taip toliau, jeigu rūkė greičiausiai rūkys, jeigu kažkas metę nauji pradės ir, 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 ir tai yra įmonės, jas galim laikyti, nu, tiesiog vat, verslais, ne verslais, kurie daro pinigus ir mes prisijungiam prie verslų. Ir yra lūkestinės įmonės, pavyzdžiui, tokia ten įdomi įmonė yra SealsQ, tai yra LAES, yra tikeris LAES. Ir atrodo tokia vat įmonė palei apačias vaikšto, Šveicarijai kurta įmonė, jinai kūrė antivirusinės sistemas kvantiniam kompiuteriam. Ir įdomiai skamba, ne, tai kvantiniam kompiuteriam kūrė antivirusinės, kai dar net nėra sukurta kvantinių kompiuterių. Va čia jau yra investavimas į lūkestinės įmonės, dedi statai kortą ant to, kad kai įmonė pradės, jeigu kažkas tai nutiktų, ne kažkas tai nutiktų, va taip nutiktų, kad IBM'as, Google'as dirba stipriai su kvantiniais kompiuteriais, sukuria kvantinius kompiuterius ir jau yra įmonė pasiruošusi va, ten programinę įrangą, antivirusinės ir taip toliau, būtent kvantiniam kompiuteriam. Bet kad tų kompiuterių nėra. Tai va čia jau yra dėjimas, jau statymas ant ateities. Yra baterijų gamintojai, kurie kūrė
ličio baterijas, bet neskystų pagrindu, o kietų pagrindu yra plokštės. Yra plokštės ir tos plokštės jos padaro vietoj skysčio dvigubai didesnį tankį, tai įmonė, tiksliau, baterijos gali būti dvigubai ten didesnio tankio ir panašiai, bet tai yra teorija, jau aišku, visokių jau buvo bandymų, patvirtinimų, kaip ir yra QuantumScape tokia įmonė, jau kaip ir patvirtino bandymus nutekinti tą informaciją, akcijos važiuoja 200% į viršų, bet pati įmonė teigia, kad mes pirmasis baterijas pradėsime gaminti minimum 2028 metais. Volkswagenas nusipirkęs 17%, Porsche nusipirkęs 15%, nors Porsche priklauso taip pat Volkswagenui, tai gaunasi tos įmonės turi 32 procentus ir, ir akcijos važiuoja ne į viršų, tikėjimo yra daug, bet įmonė jinai uždirba nulį. Ta prasme, net ne pelno, o pajamų. Jinai iš vis jokių pajamų neuždirba, jinai pardavimų dar neturi. Tai va čia yra jau investavimas į lūkestinės įmonės. Ir tokių dalykų yra labai daug įdomių ir būtina tą žemėlapį apskritai suprasti, vat, kas yra tos rizikingos, kas lūkesčiais paremtos, kas tos yra pigios, kaip statistiškai atidirba įmonės iki 10%, iki $10, kaip iki $1, kaip virš 10, kiek yra mega įmonių, mega didelių įmonių. Mega didelių įmonių yra 51 dabar. Kiek jų buvo prieš 10 metų? Prieš 10 metų buvo 23. Tai yra mega įmonių yra daugiau negu dvigubai užaugę. Tai kaip ir investavime per daug nieko neduoda, bet nu, tiesiog bendras supratimas, kur tu randiesi. Yra tokia įmonė Johnson Controls International. Labai šauni įmonė, kuri stato išmaniosius pastatus. Ir, sakykime, Empire Buildings yra New York'e visas pastatas, jų renovuotas Dubajų Kalifa, aukščiausias pastatas yra jų nuo ventiliacijos kondicionavimo prieš gaisrinių, ten elektros ir taip toliau, viskas jų yra įrengta ir kadangi tokia įmonė yra business to business, tai auditorijai bus mažai žinoma, nors projektai yra dideli ir lūkesčiai yra dideli, įmonė augant yra, nors apie ją žiniasklaida iš vis net nelabai yra kalbama. Lygiai tokia pat kaip auto detalių parta AutoZone, ne, yra tikeris AZO, Antanas, Zigma, Sona. Yra toks tikeris, tai dar pamenu, prieš 10 metų jau atrodė, jos kainuoja brangiai. Ir kiekvienais metais atrodo kainuoja brangiai ir nuo to momento, kai atrodė brangiai, iki dabar yra užaugę dar 15 kartų nuo tada, kada atrodė brangiai. Ir dabar šiai dienai atrodo brangiai. Tai va, tai kadangi šiek tiek paveiksliukų, kad būtų įdomiau, įsakau, Azo yra tokia įmonė, tai pavyzdžiui, vat, ateini į rinką ir va taip pat, matai, va tokį vaizdą ir atrodo, blemba, kaip čia fainiai, va įmonė nuo, taip, 2013 metai įmonė, taip, ne, jeigu imti ten per gerą dešimtmetį, žiūri, wow, užaugo 12 kartų, ten 1200%, kaip smagu, ne, nu, bet jau atrodo brangiai. Jau atrodo brangiai, čia kaina kainuoja $350, atrodo kainuoja brangiai ir va taip patau eina laikas ir vis va tenai jau kainuoja brangiai. Vis kainuoja brangiai, vėl brangiai, tuomet čia užeina 2016 metai, tokie Brexitai ir taip toliau, buvo rinkoje kritimas, bet toliau vėl kainuoja brangiai, čia pandemija, tai čia jinai krito ne dėl to, kad su įmonė kažkas blogai, tiesiog, kas esat seniau rinkoje, pamenat, viskas per pandemiją buvo mėnesio dviejų kritimai, toliau jinai, na, čia norėtųsi, aišku, išsiplėtoti daugiau, bet pasiplėtosim, turėsim daug gražaus laiko per mokymus, 50-60 valandų, tai ir pasiplėtosim. Bet ir va, ir tau atrodo vis kainuoja brangiai, bet pati įmonė, jinai atrodo, nu, viskas atrodo tobulai, kaip tik tais gali atrodyti. Ką tai reiškia? Pelnas vienai akcijai. Va taip, ne, žiūri dešimtmetį, pelnas vienai akcijai tobulai didėjantis, pajamos nuolatos didėjantis
didėjančios ir čia yra akcijų turimas kiekis, kuris yra biržai. Šitas reiškia, kad įmonė nuolatos išsipirkinėja savo akcijas. Jeigu įmonė išsipirkinėja savo akcijas, tai yra labai stiprus ženklas. Nu, tai yra, jeigu mes dėliojam pliusiukus, minusiukus, ten tas gerai, tas blogai, pajamos didėja gerai, pelnas didėja gerai. Tai, tai čia yra irgi taip pat labai stiprus pliusiukas. Jeigu įmonės išsipirkinėja savo akcijas, vadinasi, tiki savo pačios kompaniją, kadangi akcijų išsiperka mažiau, akcijų lieka mažiau ir įmonė esant tokiai pačiai kapitalizacijai automatiškai turi būti kaina didesnė. Jinai nu, yra pasmerkta tiesiog būti didesnė, nes iš ko susideda akcijos kaina ir iš ko susideda kapitalizacija. Tai visų pirma yra trys pagrindiniai taškai, nuo kurių yra dauginami, dalinami skaičiai ir panašiai. Tai yra akcijų kiekis, įmonės kapitalizacija ir įmonės kaina. Šitie rodikliai yra tarpusavį dauginami ir dalomi matematiškai. Tai yra, jeigu įmonės kapitalizacija yra 72 milijardai dolerių ir akcijų skaičius 16 milijonų vienetų, šitos skaičius tarpusavį sudauginus mes gauname akcijos kainą. Jeigu įmonė išsipirkinėja nuolatos savo akcijos mažėja ir jeigu įmonė, kad ir tai pačiai kapitalizacijai esant, automatiškai kaina turės didėti. Ir tokios įmonės dažniausiai yra, pavyzdžiui, įmonė uždirba pinigų, ką jie daryti su tais pinigais. Įmonė gali tos pinigus išmokėti dividendais, įmonė gali supirkinėti savo konkurentus, įmonė gali išsipirkinėti savo akcijas arba tiesiog turėti kešą. Ir pavyzdžiui, jeigu įmonė, čia matom dividendų jinai niekada nemokėjo ir nemoka, tai ir jeigu įmonė uždirbinėja pinigus ir yra auganti, tai ir vadinama yra augimo įmonė. Tai mano užduotis ir yra. Ir mokymus normaliai, aiškiai supasakot, kas tas yra augimo įmonės. Jeigu įmonė yra dividendus jau moka po 60-70%, tokios įmonės jau augimo įmonė vadinti nebegalima. Ir dabar, ką pasakoju, šiek tiek dar noriu su tokio aiškumo įvesti, kas mane iš anksčiau seka, ten žiūri ir panašiai. Tai yra, kažkaip suabejojau, ar įrašinėjau, liktais jo. Tai yra galbūt pas daugelį dar esat susidarę nuomonės, kad pas mane yra ten tradingas, treidinu ir panašiai. Labai norėtųsi kažkiek apie save papasakoti. Tai pirmą kartą pradėjau, jau susipažinau su akcijų rinka nuo 2012 metų. Galima sakyti, man taip atrodo, kad man pasisekė, nes tuo metu buvo foreksai, visokie opcionai, ten binariniai opcionai, tai aš ant jų nepapuoliau. Tiesiog, kadangi anksčiau esu dirbęs su Amerika ir turėjau keletą pažįstamų, tai taip susiklostė, kad mes ten pradėjom bendrauti apie akcijas, visą kitą ir mane užvedė ant tų akcijų, ant JAF akcijų rinkų. Ir nuo pat pradžio tu tiesiog nori suprasti, kaip veikia apskritai ta akcijų rinka, kas tas yra tradingas, kas yra investavimas, kas spekulacijos. Tai domino viskas. Ir kadangi kapitalas yra ribotas, turi ten keliasdešimt tūkstančių tų dolerių, bet tai yra labai nedideli pinigai, akcijų rinkų tu juos labai greit išleidi, nusiperki vieną, antrą, trečią akciją, jeigu investavimui, ir ką dabar daryti, pinigų neturi. Ne? Tai pas mane istorija yra ten, kad išeina Facebookas į rinką, dabartinis Meta, išeina į akcijų rinką. Išeina į akcijų rinką, dabar jau pasakom, čia atrodo gražiai, krenta 50%, tuo metu dar investuok žurnalę nerašau, nors dabar jau 60 numerių parašęs ir atskaitau, ir man ten taip autoritetingai kažkas rašė, kad va čia Facebookas vis dėlto
Nu, visi rėkia, kad pervertintas, bet ten iki rudens turėtų atgauti savo vertę, paskaitai, kaip ir atrodo, kaip ir čia protingai parašyta, ir nusiperku po $23, 200 akcijų, laikau, 3 mėnesius pralaikau, kai tu pradedi domėtis, tas laikas 3 mėnesiais yra labai didelis. Ir tau nieks nevyksta, tiek to parduodu po 22, $200 į minusą, paskui išeina ataskaita, bam, trauna į viršų ir toks vadžiūri, lemba galėjau laikyti. Tada jau perku nebe 200 akcijų, 50 akcijų po 62, išlaikiau, jau kainavo virš $100, sakau, nu jau žemiau $100 neleisiu, kad kristų, ir va čia tokia buvo momentas, didelis gepas į apačią, ten po 96 uždariau. Ir labai džiaugiuosi, va šitas momentas, tai man čia investavime vienas iš geriausių buvo dabartinių va, investavimo sprendimų, kai 2022 metais lapkritį po $98 pirkau ir uždariau virš 600 po 650. Tai čia vėl, kalbant apie investavimą, tai nuo pat pradžių, kai papuoliau, tai į akcijų rinką labai viskas domino ir domino pačios spekulacijos. Spekulacijose esu praleidęs labai daug laiko, o daug laiko praleidęs, nes nuo 2012 nieko daugiau ir nesuveikęs, apart domėjimusi akcijom, investavimo, mokymų vedimo, domėjimusi ir taip toliau. Tai laiko būdavo daug, tai spekulacijose esu praleidęs labai daug laiko, sandorių padaręs apie 25 tūkstančius ir pinigų uždirbęs gal kokią 2 milijonus ir praradęs kokį 1,7 milijoną ir dar ant komisinio sumokėjęs kokį 100, kokį 20 tūkstančių. Tai čia, kad suprasti vat, patį tą tradingo, tradingo kokį čia dabar žodį parinkti, ypatumus, tai visas tradingas susideda, kad požiūris, kaip pasidaro į tai, kad tai yra žaidimas, ne lošimas, bet žaidimas su rizikos valdymu, tai tada kažkas tai pradeda gautis, bet tu turi susitaikyti, kad tu nuolat praradinėjai pinigus. Ką tai reiškia? Kad pavyzdžiui, iš tų 25 tūkstančių sandorių pas mane asmeniškai yra apie 64 procentai, 64-66 procentai, tie 2 procentai ant nulio uždarimai yra minusiniai sandoriai ir tik tais 34 procentai yra pliusiniai sandoriai. Ir atrodytų, blemba, tai kaip čia taip, bet viską eini ant to klausimo, kiek tu prarandi, kai prarandi ir kiek tu uždirbi, kai uždirbi. Vadinamas yra RR, tai yra risk rewardas. Ir tas risk rewardas yra pas mane 3,4. Nėra jis įspūdingas, kažkaip galvoju, kad ten kartais tokių situacijų būna, kad ir kiekvienam rizikuojamam doleriui ir 10 uždirbi, ir 20, bet vis tiek yra situacijų, kai tu uždarai ten arti nulio, tai tas vidurkis susigadina, bet yra apie 3,4 ir vad gaunasi, kad tu visą laiką laviruoji tarp to, kažkiek tu prarandi, uždirbi daugiau negu praradinėjai, vėl turi rezervą, ne, kažkokiu tai minusinių sandoriukų daryti, bet yra tokį klausimą vat, uždavę, ar čia galima kažin tai padaryti, kad vat, nu, vat, kažkokią tai strategiją, kad nepraradinėta ne pinigų. Nu, nežinau, tokių strategijų ir tokios, kad nepradinėt strategijos dažniausiai būna, kad įsimylė akciją, negali uždaryti minuso, susitaikyti su to minusu ir tada vestuvės iki grabo lentos arba iki bankroto. Tai va, tai tokių daug įdomių dalykų, bet šiai dienai pas mane spekulacijų rutinoj gal sudaro kokią maksimaliai 10-15 procentų tiek skiriamų pinigų, tiek laiko resursų. Kodėl taip yra? Tai kad tu per laiką būdamas rinko, aš visada turėjau, nu, tai yra stiliai pas mane visi būdavo. Ir tradingas, ir investavimas, ir spekulacijos, nu, tai yra vidutinio laikotarpio, vadinami swing tradingas. Tai didžiausius pinigus vis dėlto, kai tu uždirbi investavime, kai tu išlaikai pozicijas ilgesnį laiką,
tai tu tiesiog tau nebėra noro terliotis ten su keliais tais procentais arba ten gaudytų judėjimų po kelis dolerius per dieną. Bet čia tiesiog, ne, taip yra man, nes, nu, tu būni rinkoj, tu vat, įvairių situacijų pamatai, bet mokymus aš vis tiek, kai vedu, kalbu aš apie investavimą, apie spekulacijas, ta prasme, kad normaliai, vat, žmogui, vat, jum, ne, kas mokinatės arba mokinsitės, tai kad normaliai apšviest, parodyt, kas tas apskritai yra, kas tas akcijų rinka, ko galima iš jos tikėtis, kas tas yra spekulacijos, yra tokie įrankiai kaip Level 2, Time in Sales, pirkėjų pardavėjų balanso skaičiavimas ir taip toliau, profesionalūs įrankiai, kuriuos aš parodau, parodau, pamokinu, padarau instruktažus, kaip jais reikia naudotis ir kas liečia patį tradingą, jokių būdų niekada neskau, kad tradingas yra blogai, jo nereikia užsiimti ir taip toliau. Taip sako arba nedarė, arba tiesiog tiems iš to procentinės dalies, kuriem jisai, galim sakyti, nepaėjo. Ne? Ką tai reiškia nepaėjo, dabar statistiškai, jeigu investuoti gali kiekvienas, ir ilgojo periodo, ne, ten gali kiekvienas kaupti savo portfelį, tradingė, jeigu kažkur tai yra statistikos, kad ten 10% ir taip toliau tik uždirba 90 praranda, iš mano patirties yra ir bendravimo su kitais, kad nu, uždirba gal kokie 3% iš 100. Tai yra tas 10% dar gerai būtų. Tiesiog, ne, taip yra ir Ir pas mane patį asmeniškai aš tradingė daug laiko esu praleidęs, pinigų nepraradęs, jeigu laiko resursų skaičiuoti, tai tas uždarbis, kiek esu uždirbęs, jisai yra, nu, švelniai tariant, menkas. Jeigu paimti palyginimui pozicijas, kurias tu perki ir laikai ilgesnį laiką, tai tada tu į tradingą nurašai tiesiog ant disciplinuoto buvimo rinkoj, ant treniruočių ir ant imuniteto stiprinimo. Ir ką tai reiškia, dabar galbūt kažkam tai čia atrodys kažkaip tai keistai skambantis dalykai, bet lygiai taip pat kaip ir einame, nu, kai kurie, ne, ten galbūt einam sportuot, vaikščiot, ten į salę ir taip toliau, nu, jums nieks už tai pinigų nemoka, jeigu profesionaliai, ne, to nedaro. Ten einat pasportuoti dėl ko, kad jaustumėtės geriau. Ten knygą skaitot, kad kažką ten sužinotumėt. Tai tradingas yra labai labai gerai imuniteto stiprinimui, biški padraugavimui su savim, tai yra suprasti apskritai, kas jūs toks esat, nes labai dažnai žmogus apie save galvoja geriau negu iš tikrųjų yra. Ir kaip yra susivaldoma, kaip yra laikomasi disciplinos, kaip ieškom akcijų ir privedant prie to, kad pas mane asmeniškai yra 80-90% investavimų į pozicijų esančių atėję iš spekulacijų iš buvimo dienos eigoje. Nes tiesiog kitaip ten motivacijos, kaip ir ten žiūrėt, va ką čia dabar priinvestuotų, tiesiog kai būni kiekvieną dieną prie akcijų kažką žiūri, ten žiūri, išeina naujienos, žiūri, ten išeina ataskaita, matai per filtrus vieną kitą akciją, praeina, tada tau pasidaro įdomi ir tada tu žiūri, bramba, čia visai neblogai ir investavimui jinai yra. Tai va, tai yra todėl, todėl dabar kas liečia patį kursą mokymus, jeigu anksčiau būdavo kokie 70% laiko skiriama kalbėjimui apie spekulacijas, ten buvimas rinkoje ir panašiai ir 30% investavime, tai dabar ir antrai, didžioji dalis apie 70%, galbūt net šiek tiek daugiau yra kalbėjimo apie investavimą, kadangi jis man yra labai įdomus, aš pats investuoju, ne tik tais teoriškai pasakoju. Ir pas mane yra viskas atvirai, aš pasakoju, ką aš žiūriu, ką aš esu nusipirkęs ir ar verta ar neverta, nu tai vat pasižiūri mane pas mane, nu tai jeigu aš neturiu tos pozicijos, tai turbūt manau, kad neverta yra pirkti. Tai va, tai yra ten kažkokių tai paslapčių pas mane kaip yra, taip pasakoju. Yra va, ne portfelis, tada kažką nuperku, tai vad sakau, čia pasipildžiu, pavyzdžiui, pas mane vat, portfelis sudaro iš 63 pozicijų. Tai yra 63 pavienės akcijos ir kada kas buvo pirkta, tai čia yra dabar vat, nu, portfelis nuo sausio mėnesio. Ir, ir, ir kas yra pirkta, kas yra žiūrima, ką ruošiamas vat, parduot, kas nebepatinka ir panašiai, tai viską tai jau pasakoji eigoj.
Ir, ir taip galima iš to atėjusiam naujai į rinkas apskritai suprastų, vat, ne, kas tas yra diversifikacija, kaip yra diversifikuojamos akcijos, kaip jos yra, dabar ką parodžiau, tai ekraną, ne, nebuvau pasidalinęs. Tai va, tai ir pavyzdžiui, va, atsiverčia, ne, atsiverčiu yra vat portfelis. Tai ir žiūri mane, ir vat pas Mindaugą yra ten Google'as ir Tesla didžiausias pozicijas. Ir o tai kodėl čia taip toliau? Nu tai vat tai ir kalbam paskui, kodėl va taip, o ne, o kodėl ne kitaip. Ir ten tarkim rizikingos vat įmonės, Vienfastas, vat minėta Align Technologies, Udemy, Plagas ir taip toliau. Tai vat ir, pavyzdžiui, yra įmonės, tai apie kurias jau galima šnekėti, galima tiesiog per praktinę pusę šnekėti. Ir, pavyzdžiui, kaip vat reikia dabar diversifikuoti, kokias turi nusipirkęs, tai pas mane yra mažai kalbų apie tai, kad truputį kažko nusipirkau, truputį pardaviau, truputį čia reikėtų taip anaip, ten truputį ne taip ir iki galo yra nieks neaišku, tai kaip vis dėlto reikia. Nu, reikia ar nereikia, aš nepasakoju, kaip reikia daryti, aš pasakoju tai, kaip aš darau. Ir tada aš esu gaunas tas, kur žmogus jisai gali, nu, turėti vat, bent jau vieną žmogų, su kuriuom gali vat, kaip kritinį mąstymą jungti savo, ne? Tai vat, aš galvoju, kad ten Mindaugas vat, kažkaip biški ne taip daro, aš darysiu kitaip. Viskas tvarkoja. Aš ir nesakau, kad aš darau teisingai, nors man atrodo, aš darau maksimaliai teisingai pagal savo išprusimą, pagal savo mąstymą, pagal savo praktinę patirtį ir taip toliau. Jeigu kažkam ten pasirodys, kad reikia už visus ten pirkti kokį nors plug power, tai ginčytis irgi negalima, viskas parodo vėliau ateityje, tai yra kitaip tariant laikas, ne? Tai jeigu žmogus ten nuo vienos pozicijos uždirbo 1000% ir turėjo drąsos į ją eiti, tai tikrai vertas tik tais pagirimų, o ne kažko kito. Tai va, tai todėl viskas yra labai įdomu, man viskas yra labai įdomu ir man labai įdomu yra pasakoti apie tai, tam, kai darau mokymus, tai viską pasakoju nuoširdžiai nuo pradžių iki galo, tai yra kas tas apskritai yra NYSE birža, kas yra Nasdaq birža, kas yra market makingas, kas yra tie pirkėjai, pardavėjai, kas yra instituciniai žaidėjai, kas investiciniai, kaip dirba market makeriai, kas tie limit orderiai, kas yra market orderiai, tvarkingai, suprantamai lietuvių kalba ir nuo pradmenų, nuo bazinių dalykų, vis vedant giliau. Šešta savaitė yra praktinė savaitė, kai visą būnam biržai. Ir dabar iš to kalbėjimo daugiau, ką labai norėjau pasakyti, tai kad daugiau tiem, kurie, na, iš aprašymų skaito, šiandien vad gavau tokį irgi klausimą, tai o Mindaugai, čia norėčiau investuoti, bet pas jumis mokymai apie tradingą daugiau ir klausimas, a ne? Tai vat ne, nėra tik tais apie tradingą, o kitaip tariant, kaip tik daugiau yra apie investavimą, ne apie tradingą. Bet kadangi tradingė daug labai esu praleidęs laiko ir tame turiu švelniai tariant, daug patirties, tai yra valandom turbūt prabuvęs kokius 5 su viršum 1000 valandom pačioj rinkoje, bet jeigu žiūrint per įrašus, vaizdo įrašus, level 2 time in sale žiūrėjimo, tai jų sudarys dar dvigubai daugiau ir norisi įvesti. Ta prasme, va žmogų, kuris ateina mokintis, kad jam nebūtų iliuzijų kažkokių, tai kad ten galima su $1000 uždirbti 50 000 ir panašiai, tai, tai visą tai aš supasakoju. Ir pasibandyti, save išbandyti, jėgas išbandyti tradingę, kodėlgi ne, kiekvienas gali, bet dėti iš karto kortą ant to, kad jūs vat ateinate ir čia pradeda rinką nugalėti, visą laiką taip labai reikėtų savikritiškai atsakyti savo į klausimą, kas jūs toks, ne? Kas jūs toks, kad čia dabar ateisit gražuolis, ne, ir nugalėsit rinką. Tai panašiai būtų lyginti, kaip kažkas žaidžia 10 metų tenisą ir ateina, nu ką čia dabar čia tu čia ateik čia
pažaisim tenisą ir nugalė, ne, kažkas ten stengiasi, treniruojasi, krepšį žaidžia 10 metų ir jūs ateinat, ai, čia nemokė mėtėt baudų, neįmetė, ne, ten. Tai, tai lygiai taip pat rinkai. Dirbo, ne, kažkur sunkiai dirbot, užsidirbot pinigų, grįžot, ne, ir, nu, ai, čia tingiu bedirbti, ateisiu į tradingą. Kas jūs toks, kad jūs ateisit į tradingą ir uždirbsit pinigų, ne? Tai va čia kas jūs toks, tai atsakinėti klausimus kaip ir nelabai reikia, bet va į biržą ateinat ir tada labai greit pasimatys, kas yra prie ko, ne? Nes rizikos valdymas, psichologiniai dalykai ir taip toliau yra labai svarbus, bet jie gražiai skamba tik tais teoriškai, praktiškai tai yra ateini biržą, yra gražių situacijų ieškojimas. Tu ieškai tų gražių situacijų, bet lygiai panašiai kaip ten kur nors Amerikoje aukcione ieškot kažkokio tai konkretaus auto modelio, ne, bet jums atsibosta ieškoti ir ten pajamat beleką prisiperkat ir svarbu tik tais, kad pirkt. Nuvažiuojate į medžioklę, atsisėdat bokštelį, laukiat, kol jums ten stirna, šerna ar dar kažką varovai atvys, atsiboda laukti, ne, ai ten kulkų turi, šauto turi, bele kur pradedi šaudyti medžius ir tada yra, va, tada yra mėgėjiškumas, o ne profesionalumas. Ir labai biržoje pagrindiniai dalykai dažnai ir yra pusė 5 atsidaro birža, yra rizikos valdymas, oplosai, sakykime, 2 procentai ir ten žiūriu, rankas atsiraitoja ir po 16:40, po 10 minučių visus topus yra uždaryta. Tai va ir kas liečia azartinius žaidimus, kas liečia palošimą biržai, tai absoliučios galimybės labai geros yra palošti, bet klausimas ir yra, ne, ar ateinama yra palošti, ar ateinama yra žaisti žaidimą. Tai va, bet dabar prie mokymo programos einant, tai čia mokymo programa pas mane pakankamai senokai yra sudaryta, ją gal kažkiek reikėtų atnaujinti ir čia gali susidaryti, nu, toks įspūdis, kad ten daug yra ir tradinginių elementų, nu, iš spekuliacinių elementų, iš spekulacijų ir taip toliau. Tai va, tai daugiau norėjosi tą pabrėžti, kad tie, kas domitės investavimu, kas domitės ilgalaikiu investavimu, apie tai per kursą bus pasakojama labai daug. Dabar pats kursas prasideda rytoj, visada paskaitos vyksta vakare nuo 19 valandos iki 21, tai yra 2 valandos vakarais nuo 7 iki 9. Jeigu neturit galimybės dalyvauti tiesiogiai, visada įkeliu įrašą. Paskaitos yra pradžioj pirmadienis, antradienis, trečiadienis 3 savaitės. Kartais šiek tiek tvarkaraštis keitinėjasi, tai šiuo atveju nuo rytojus, kai prasidės, bus pirmadienį, antradienį, trečiadienį ir vėliau yra pertrauka savaitę laiko, duodu savarankiškų užduočių po 10 paskaitų, tada vėl grįžtam, vėl šnekam ir visą tvarkaraštį detalų visiems atsiunčiu užsiregistravusi mokymams. 6 savaitę būna visa diena buvimas rinkoje, tai va čia, kam nedomina tos spekulacijos, gali ir nesijungti, bet visiems rekomenduoju vis tiek pasijungti, kad suprasti pačią esmę, esminius dalykus, nu, kad suprasti biržą esančius dalyvius, ne, kas tie biržą esantis dalyviai, kaip čia tai traderiai elgesi ir taip toliau. Yra toks posakis, kad jeigu esi rinkoje, tai reiktų gerbti visus rinkos dalyvius ir suprasti, ne, jų tą mąstyseną, tai va aš šitai, mano užduotis yra jumis į tai įvesti. Ir pati pradžia, ne, pavyzdžiui, va, metodologinė dalis, akcijų atrankos šaltiniai, ten Stockwatcher, Finvis, Saks, pagrindiniai likvidavimo, filtravimo kriterijai, čia pradėjau dabar jau nuo vidurio skaityti, žiūriu. Pagrindinė elektroninių biržų apžvalga, jų svarba, prekyboje, komisinis mokestis, taip toliau, pagrindiniai rinkos dalyviai, jų elgsena, paslėpti orderiai, manipulacijos, icebergai, JAF akcijų priežiūros ir veiklos reguliavimo institucijos, jų svarba, wash trade ir kitų reguliavimo taisyklių pažeidimai. Ir yra įdomių tokių visokių dalykų, kur tiesiog jos yra, na, jeigu jūs esate akcijų rinkoje, jos yra įdomu būti išgirdus bent jau vieną kartą, ten geriau nuo to neinvestuosit, bet
jos vieną kartą išgirsti yra gerai. Ir paskui jau yra pagrindiniai dalykai, tai vat yra akcijų atranka, teisingas jų interpretavimas, ar įmonė yra gera, ar įmonė yra bloga, ar įmonė uždirbinėja pinigus ar ne, ar priklauso vienam kitam indeksui, ar jinai, kokios jos yra apskritai, va, ateities perspektyvos, ką jinai žada, ką jinai ruošiasi daryti, va, atsiverčiam kokį Johnson Controls International, ne, tai pradedam žiūrėti į rodiklius, pradedam žiūrėti įmonę, taip toliau, yra kažkokia tai kita, va, atsiverčiam Excelixis, kas dabar čia tas Excelixis, ką jinai čia daro, vat, kokios jos perspektyvos, ar jinai čia, nu, iš vis, vat, kiek jinai turi konkurentų, kokią užima rinkos dalį, o čia vat, yra įmonė, kuri nuo kepenų vėžio gydo, nuo pirminių stadijų užima 60% rinkos. Minusas, pavyzdžiui, yra, kad turi tik tais vienintelį vaistą, bet turi vienintelį vaistą, sutartys iki 2032 metų ir pas juos vat, yra, kas yra vat, ant kortos, kas yra statoma, tai kad nu, turi vieną vaistą, bet tą vaistą yra sukūrę, bet eini į eilutę, į Research and Development eilutę ir matai, kad išleidžiami pinigai, beveik po milijardą išleidžia pinigų. Ta eilutė reiškia, kad inovacijom, ne, inovacijom tai yra ta eilutė neturi jokio atsiperkamumo, tai yra jinai jokius roja, ten return on assets, return on investments ir taip toliau nesiskaičiuoja. Tai čia labai yra svarbus rodiklis apie tai, kad, pavyzdžiui, įmonė, ne, revenues yra 2,2 milijardo, revenues tai yra pajamos yra 2,2 milijardo ir iš jų beveik milijardas yra skiriamas, inovacijom. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad įmonė ne tik tais, kad yra pinigų darimo mašina, kad jinai ten uždirba pinigus, bet jinai labai daug skiria energijos ir resursų ir laiko ir pinigų naujam vaistų kūrimam. Ir nežino, kad nu, 2032 metais patentai baigsis, viskas baigsis ir tada jie vat, nu, turi būti sukūrę kažkokį tai vaistą. Pelnas taip pat neįspūdingas ir, pavyzdžiui, tokia įmonė, jinai greičiausiai, jeigu ten kažkas tai labai stipriai nesidomi akcijom, jinai gali būti šis pirmą kartą girdėta, bet jeigu pirmą kartą girdėta, tai nereiškia, kad jinai yra neverta dėmesio. Tai va, tai yra to pasikalbėjimo, čia galima kalbėti daug apie viską, bet pačio kalbėjimo daugiau tikslas tai visų pirma pakviesti į nuo rytojaus prasidedančius mokymus, kai yra klausimas ten kiek pas tave dalyvių, ar ten per daug, ne per daug, tai visų pirma aš visiems leidžiu kartoti kursą, dalyvių pas mane yra daug, tai yra gali sudaryti ir 100 ir 150 plaukiantis skaičius, bet nu, mes ne dviese, ne trys ir ne penkiese pasijungiam. Bet susitvarkau puikiai su visais, ką tai reiškia sutvarkau, tai kad kaip ir dabar, ne, jūs klausot, aš kalbu monologu ir yra čatas, ne, jūs rašote per čatą. Čatas yra man visada po akim, aš iš tų esu, kur skaitau čatą ir reaguoju tą pačią sekundę, kada yra kažkas tai parašoma, bet turgaus nedarau. Tai yra kažkoks tai tarpusavio bendravimas, ten pasiplėpėjimai. Per mokymų šito nėra, tai yra jūs rašote, aš kalbu, o pasiplėpėjimai, pasikalbėjimai, tai yra jau antrinė stotelė, tai yra į online kursą ateinate jūs visi tam, kam, na, aš patinku, arba kažkas rekomendavo, arba vat, iš kažkur, net iš Facebooko pamatėt ir panašiai, dabar per YouTube. Bet į gyvus jau bendravimus, į gyvą bendruomenę, o tokią turiu, tai jau aš kviečiu tą, ką noriu, nes skaičius ribotas yra, tai yra, jeigu online mes čia galim rinktis neribotai, gyvi susitikimai yra ribojami. Tai yra man susitikimas yra laikomas, kai maksimaliai 20-25 žmonės, daugiau jau skaitomas jau yra konferencijų formatas. Tai va, tai yra ir tos visos stotelės yra pas mane daugiau dar stotelių, bet aš jų nelabai kažkaip ten reklamuoju ir taip toliau. Tai vat visi, kas yra mokymuose, per mokymus labai daug mes susipažįstam, daug
sužinom apie save, jūs apie mane ir panašiai, yra namų darbų, yra testų. Bendroji sumoje yra 10 testų, tai testai yra taip pat labai gerai, nėra jie privalomi daryti, bet, nu, bet jeigu darysi, tai bus gerai. Per testus aš taip pat susipažįstu su žmogum, matau, ar jisai, nu, jau šiek tiek pažengęs ar nepažengęs. Ir, 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 ir tiek žinių, o pasiekiamas taip pat yra čiatai, čiatai yra ne tik tais per mokymus, bet kai mokymai, nu, kai paskaita baigėsi, visų pirma ir įrašą įkeliu, ir yra tarpusavio bendravimas, tai dar kitaip po tos bendruomenės užmėsgymas ir geras laiko praleidimas. Pas mane kas kursą kartoja, kad supras maždaug statistiką, tai yra pas mane tokių žmonių, kas kursą kartoja jau turbūt kokį 8 ir 10 kartą. Ir kai baigęs mokymai labai yra liūdna jiems, sako, blema dabar vėl čia, nes aš darau po mėnesį pusantros maždaug pertraukos, tai per metus yra 4 ciklai, tai vad kaip dabar tai skaitosi pirmas ciklas. O dar kitaip jau eina šiais metais 4 ciklas, nuo sausio vėl prasideda, tai va yra per metus 4 kartus, 4 ciklai daromi ir yra kas jungiasi ir visą laiką klausosi, o klausosi ir jungiasi todėl, kad gal kokie 30% plius minus yra informacijos bazinė, kuri nesikeičia, bet visa kita yra unikalus kalbėjimas, o unikalus tom, kad nu, aš ne iš vadovėlių skaitau, ne kažkur ten iš kažko, o yra iš gyvo organizmo rinkos. Rinka yra gyvas organizmas, yra judantis daiktas, tai jeigu kažkada taip 2019-2020 karščiausi kalbėjimai ir temos būdavo IPO, kaip ten fainiai IPO, per metus, kai išeidavo apie 70 IPO, aš visose juose dalyvaudavau, ten su grupė dalyvaudavom, žiūrėdavom, pergyvendavom ir taip toliau. Tai šiuo atveju IPO, nu, norėjęs pasakyti mirus tema, bet jau po truputį vėl atsigaudinėja, vėl išeidinėja didesnių vis įmonių, bet kiekvienam etapui yra skirtingi, nu, skirtingi įdomumai ir skirtingi įdomios kompanijos, sektoriai ir taip toliau ir taip toliau. Tai va, tai visiems ačiū už klausimą, kas čia paklausė, šiaip mm, atsiprašau, jeigu kas nors jaučiate sugaišę laiką, nes tokia labiau man patinka iš tikrųjų dar, jeigu kažkiek tai konkretus klausimai raštu atrašinėti, bet va tas toks pasikartojantis jau kaip tendencingas klausimas, nežinau iš kur jisai čia išlindo, nes dariau porą seminarų su lapkričio mėnesį Forum Freedom, Financial Forum Freedom, lapkričio 26-7 dieną. Bus, tai aš ten dalyvausiu ir galbūt kas vat, mažiau susipažinę yra, tai tie vat, klausimai nu, ir kyla, nelabai aišku, ar čia daugiau aš čia tų tradingo mokino, ar daugiau investavimo, tai dar kartą pabrėžiant, tai didesnė dalis yra kalbama apie investavimą, bet taip pat yra kalbama ir apie tradingą. Atskirų aš mokymų nedarau ir nedarydavau, nu, bent kol kas dabar nedarau, gal kažkada tai atsiras ten atskirai, kad apie tradingą, bet nematau aš prasmės to daryti, nes tai būtų neteisinga, jeigu, sakykime, būtų vien tik tais tradingo mokymai, nes jeigu tradingo mokymai vien tik tais būtų, tai vadinasi, kad aš kaip ir turėčiau pareigų jumis išmokinti spekuliuoti. Aš jūsų neišmokinsiu spekuliuoti, tai yra, aš galiu padėti ir duoti meškerę, bet aš nesu tas, kas, vat, nu, pavyzdžiui, jeigu jūs esat 1,60 m, aš jūsų 1,90 m nepadarysiu. Jeigu jūs gimėte, ane, ten su šviesus, ane, aš jūsų tamsaus nepadarysiu, arba antraip, jeigu gimėte berniuko, aš jūsų mergaitę nepadarysiu, nu, ne chirurgas. Tai va, jeigu nu, jūs neturit sugebėjimo, ne, ten ir nevaldot savęs ir, pavyzdžiui, ten kažkokie azartiniai, ten dopamino reikalai ir smegenyse kažkokios tai ląstelės ant streso nutrūksta, tai yra jau individualūs dalykai, bet iš kur man žinota, ne, ar žmogus, kuris ten klausysis ir ką pasakos, ar jisai vat, sugeba kažką daryti ar ne, tai vat, visą tai parodo laikas. Ir
Iki pasimatymo nuo rytojaus vakaro. Ačiū uždėmesi visiems.